Jonai, būkit geras. Jūsų tėtis. Čia ne tėtis. O kas? Čia yra mano pusbrolis. Pusbrolis. Gerai, apie tą pusbrolį galit paimti va dabar tą lakštą, kuris čia yra. Pasakykite, ką nors. Ką žinote ir ką galbūt dar būtų galima praplėsti mūsų pokalbį. Praplėsti, vienu žodžiu. Nu, kaip sakant, jis savo laiku buvo puskarininkis Lietuvos aviacijos. Nu ir čia, kadangi tas įvykis vyko, kada jam lūžo sparnas. Ir jisai. Kurie tai metai buvo maždaug? Ir jam čia sėkmingai... Taip, ir jisai į Liepą. O paskui jau čia. Čia yra prie Kauno. Prie Nemuno čia. Koks jo likimas toliau? Toliau likimas. Dirbo jisai tankistų. Tai paėmė ir jisai... Karo jisai dalyvis. Atbuvo kariuomenė, kada organizavosi Kauno tas vadinamas Dosavas aro klubas. Nu, tai jis, paskui, čia jie buvo tie pradininkai. Tai prisiminsiu pavardę, Kazimieras Kizevičius, nu čia Oškinis, o tai jie čia vieni iš pirmųjų buvo tie organizatoriai Pociūnų to aro klubo. Štai kaip. Ir kuris palaidotas? Jisai palaidotas Romainiuose. Jisai turi vieną dukrą, gyvena tą dukrą Naritiškėse. Taip. O sakykite, jisai dar aviaciją su jumis aptardavo? Daug aptardavo. Nu, žodžiu, kur visą laiką mini, Gabrys yra toks, prisimenat, pradininkas tų sklandų. Tai čia jo irgi yra pusbrolis. Čia jisai Šančių vyras. O šitas gyveno Senamiesty. Dabar, kaip matot, yra išleista knyga apie tą laikotarpį, aeroklubų istoriją. Nu, ja. Ir galim net taip, jūs pavartysit porą tokių knygų. Jeigu keletą dienų, tai kol čia Kavaliauskas, kuris irgi nori, reiškia, paskaityti. Kavaliauskas, tarp kitko, labai neblogai pažįsta. Pažinojo. Pažinojau. Jo. Dabar dar vienas yra miliūnas, Kęstutis. Skraido. Skraido, kur dabar Pociūnuose. Pociūnuose? Jis instruktorius Pociūnuose. Šiemet jis labai prastai ten pasirodė, kad 13 vietą užėmė. 50 metų. Jam jau dabar. Tai jisai jis daug jau kur dalyvavęs. Daugiau veteranas jau? Jau jis veteranas. Jie ten, man atrodo, tik 3, kurie išduoda licenciją dabar Pociūnuose. Direktorius pavaduotas ir jis. Tai ten dabar direktorius, kas Sabeckis turbūt yra. Sklandymo klubo, Kauno apskrities sklandymo klubas. Šiemet nebuvęs. Taip. Nors mane kvietė kelis kartus, bet šiemet neteko.